Labą dieną. Šiandien nutariau parodyti jums, pažiūrėti, kaip atrodo žieminių vikių ir kviečių žieminių pasėlis. Šitą lauką rodžiau anksčiau jums. Čia jos data yra rugpjūčio 27 diena. Ir čia yra pasėti žieminiai vengriniai vikiai su žieminiais kviečiais. Taip pat, kaip matot, yra garstyčia viena kita. Vikiai atrodo tikrai gražiai, išsikeruoja. Kviečiai irgi neblogai. Aišku, yra nemažai žolių, žiūriu. Vietomis. Bet įtariu, kad to priežastis gali būti, kad buvo sieta su valytuvais ir valytuvai, šiaudų valytuvai nužėrė šiek tiek žemės. Ir gaunasi taip, kad susijudina kažkiek to paviršius ir sudaiginamos žolių sėklos. Va tokis yra neigiamas efektas valytuvų. Aišku, ir šiaudų, jeigu nėra, tai irgi gali įtakoti. Nes jeigu dirva neuždengta, tada ji pati stengiasi apsisaugoti, tai daigina augalus pagal situaciją. Niežti nagus pamatuoti, kiek čia yra atliekų. Čia žemė jau yra prastesnė negu prieš tai žiūrėjau, kur ten pasėti žieminiai kviečiai. Čia truputį lengvesnė, labiau priesmelis. Štai vikių šaknis kokios gražios, irgi žemė aplipę, nusipurtė neblogai. Ir kokie dideli tie balti gumbeliai. Čia yra raziobijum bakterijos, kaupia azotą. Atmosferinį azotą padaro prieinamą augalams. Tai va duoda augalams, vikiams. Na va, sliekų čia ne per daugiausiai. Bet radau vieną galiūną. 3 gramai. Tikrai nedaug sliekų, lyginant su ankstesnio lauku. Čia atradau vieno vabalo lervą kokią tai. 33 sliekai. Kadangi jau pradėjom skaičiuoti, reikia patikrinti pas kaimyną, kiek yra sliekų. Ten arimas taikomas kas keletą metų. Siejama su fokusu, bet taikomi dar keli skutimai. Palyginti yra labai įdomu. O, kiek smulkių žolyčių pridygė, skilučių yra, tai sliekai turbūt bando išlysti. Nusinešiu dirvos pavyzdį palyginimui. Na, suskaičiuokim šitas sliekiukus dabar. 25 mažuliukai. Nu, bet tokie mažiukai. 7 gramų. Kažkaip tikėjaus daugiau, kad bus. Tai netgi mažiau negu arime. Bet aišku, čia priesmelis, matot. Smėliai, priesmėliai sliekam yra daug sunkiau veistis. Palyginkim dirvos, spalvą bent. Spalva nežymiai skiriasi, kur nautilas 4 metai tamsesnė,
Aišku, dabar šlapia ir lietutis lyja. Jeigu vertinant pagal spalvą ir... jeigu vertinant tik pagal spalvą, tai skutimas nežymiai. Nėra žymaus skirtumo, bet aišku, reiktų išdžiovinti galbūt tą dirvožemį, gal tada aiškiau skirtumai matytis. Ir sliekų skaičius tai ženkliai skiriasi. Skutimo ar bet kokio žemės dirbimo nenaudai. Ir dirvos agregatai, kur nautilas, ten tie gumulėlių daugiau. Jie nesubyra taip, o kur tas skutimas va jau toks visai smėlis. O čia yra ta pati. Taip patys priesmėliai, taip pat laukas. Tai va, kur dirbta, niekas nelaiko dirvos agregatų. Nėra glomalino, kurį gamina grybai ir suriša tą visą suklijuoja dirvožemį. Dirvožemį pagrindiniai klijai yra glomalinas. Na va, kaip atrodo mūsų vikiai su kviečiais. Tikrai gera pasėlių būklė. Vikiai gerai įsikeroja, jam buvo daug laiko. Kviečių čia dėta, vikių dėta 55 kg sėjos norma, o kviečių 60. Kviečių veislės čia yra mišinys. Skageno, Reformo ir Achimo berods mišinys. Vieną kitą garstyčią. O tiksliau pusę kilogramą hektarą buvo dėta garstyčių. Abejotino daigumo, kaip turėjo būti galbūt daugiau čia jų. Tai va, pasėlis tikrai atrodo gerai. Lietus lyja. Dar įdomu bus kitą sekančiam kartui pamatot grynai smėlynai, kur yra. Aplink pušynus. Ten sliekų, aišku, turėtų būti labai mažai. Bet kiek žiūrėjau, yra jau atsiradę gražuolių. Matyt, jau jiem pradeda patikti, tai jie ateina. Nebelyja, tai nutariau prie to pačio prijungsiu filmuką. Greitai pamatuosiu sliekus. Čia pušynas, va kaip matot. Smėlynai mūsų. Čia yra pasėti ruginiai vikiai su rugiais. Tai tuoj pamatuosiu ir užfiksuosiu. Iškasiau jau duobutę. Radau sliekų. Ir ne tik sliekų. Ir akmenų daug. Čia toks labiau ir smėlis, ir žvyras. Bet irgi struktūra yra, kad dirvos agregatai formuojasi, gumuliukai, kad ir iš smėlio, subyra jie, bet jau matos, kad gyvybė yra ir formuoja tas dirvos agregatus. Štai kaip atrodo vikiai ruginiai, šaknys puikios. Ir tokiam smėliui, tai tikrai viskas čia gerai. Tiek, kad čia buvo neplanuoti. Planavau rugpjūčio mėnesį sėją padaryti, bet gavos, kad rugsėjo 15 berods pasėjau čia tos ruginius vikius rugius. Tai va, dabar reikia išrinkti sliakiukus. Suskaičiuoti, pamatuoti. 22 sliekai, gan dideli.
Mažiukų nedaug, bet įtariu, kad mažiukų dar tik atkeliaus. Čia panašu į sliekų kiaušinius. Patikrinsim tai. Tai 22 sliekai. Ir jie sveria 16 gramų. 17. Aišku, atmesti reikės kažkiek paklaidų, bet čia ne visų reikės tai padaryti. Ir turime 7 kažkokius tai kiaušinėlius. Nukūliau ridikus rugsėjį. Užsitempė ridikų kūlimas, o dėl ko suvėlavau pasėti ruginius vykius su rugiais. Bet jie visai neblogai atrodo. Čia matau paėdę jos stirnos. Aišku, silpnoki norėtųsi, kad būtų didesni. Nu, bet matysim gal dar. Jie gerokai paaugs. Tiksliau pavasarį jie labai gerai auga. Kai šoks ir peraugs. Ten yra vietų lomose ir ten žiauriai didelis gabalas. Šliūžai nuėdė. Viską tiesiog plika žemė. Įtariu, kad šliūžam nebuvo ką valgyti, dėl to jie nuėdė man rugius su vykiais. Pelių yra. Tokių va išgraužtų vietų. Šiaudų nėra. Dėl to žolyčių vat pilna visokių. Aišku, šiaudų paskleidimas buvo irgi netolygus, va čia yra jau ridikų šiaudai, bet kur ridikų šiaudai ten silpnai atrodo irgi augalai. Nu, bet bendras vaizdas kokį 7 galima rašyti. Čia irgi buvo sėtavų valytuvai naudoti. Nes jos metu kaip ir buvo tų šiaudų. Bet ridikų tos visos augalinės masės šiaudų azoto ir anglies santykis yra nedidelis anglies kiekis, tai greičiau ir suvalgomi tie šiaudai. Rezultatų apibendrinimas. Tai jeigu pirmam lauke šiandieną radau 297 sliekus kvadratiniame metre, o gretimame kaimynų lauke, kur taikomas žemės dirbimas, radau 225 sliekus kvadratiniame metre, kas yra maždaug ketvirtadaliu arba 25% mažiau. Tai nėra labai ženklus skirtumas. Bet kas įdomu, nautiliniam lauke tie sliekai svėrė 117 gramų, o dirbamame lauke svėrė tik 54 gramus. Ką tai reiškia? Tai reiškia turbūt, kad kur sliekai svėrė mažiau, sliekai yra mažesni. O jeigu mažesni, tai reiškia jų amžius mažesnis. Žemę dirbant, trukdomas sliekam gyventi, jų žūsta daug. Ir aišku, atsinaujina pagal skaičių žiūrint, bet nespėjo užaugti, jie vėl nužudomi, papjaunami mėsai. Na, o šitam smėlyne radau 198 sliekus kvadratiniame metre. Tai yra truputį mažiau negu ten geroj žemėj. Kas mane nustebino, bet labiausiai nustebino, kad tie sliekai svėrė 135 gramus. O tai reiškia, kad tie sliekai visai tokie labai stambus. Ir dar kas įdomu, tai kad radau ir tame plotelėje 7 sliekų kokonus, kas jeigu kvadratiniam metrą, tai būtų 63 tie kokonai. Ir kai jie iš jų išsiris sliekiukai, tai sliekų skaičius reiškia aplenks prieš tai tirtus laukus. Taigi nautilas prieš žemės dirbimą sliekų skaičiaus įtakai ir dirvožemio gyvybingumui tai tikrai yra didelis pranašumas. Ir sulaukiu klausimų, kodėl aš čia skaičiuoju sliekus tas,
kam to reikia. Ogi man to reikia, kad įsitikinti, akivaizdžiai pamatyti. Tai visai lengva patikrinti. Ir norėjau patikrinti, pamačiau, kad tikrai Nautile sliekų yra daugiau. Ir tai reiškia, kad dirvožemis yra sveikesnis, gyvybingesnis ir natūraliai derlingesnis. Aišku, tuose dirbamuose laukuose gaunami didžiuliai derliai, bet technologija yra taikoma intensyviai, naudojamas cheminių medžiagų daug naudojama. Sveikesnė dirva auga sveikesnis maistas, pilnavertiškesnis. Tai reiškia, užauga tuose grūduose sukaupiama daugiau reikalingų visų maisto medžiagų žmonėms, gyvūnams. Priklausomai nuo to, ko bus naudojama ta grūdinė produkcija. O intensyviam žemės ūkiui yra tiesiog auginamos tuščios kalorijos. Vertinamas tik baltymas ir kitus parametrus nelabai atsižvelgiama. Tai va tiek šiandieną apie sliekus. Gal dar kada paskaičiuosiu jų, nes nėra sunku tą padaryti. Ir visai įdomu. Ate.